sąžiningai, aš tada niekad gyvenime nebuvau važiavęs jo ir kai jis man pasakė, dabar dėl to turbūt gailisi. Žodžiu, ne pirmi metai Mindaugas braukė ašarą nuo skruosto, tikiuosi kitais metais jam bus sėkmingiau ir jis pasieks žymiai daugiau. Bet labiausiai norėčiau padėkoti visoms komandoms, iš tikrųjų su kuriomis mes kovodami, o ypač su devynetais, kurių labai nemėgstam. Mes ypač tobulėjom, nes šitie niekšai pasiutė greiti ir tiesiog belieka juos aplenkti. Ką ir padarėm 2 metai iš eilės. Tikiuosi, kad kitais metais pasibaigęs Karklav kolektyvo čempionatas į mūsų Rėmersų tą tokį mėgėjų čempionatą įneš truputėlį naujų veidų, naujos jėgos ir bus galimybė pasivaržyti su stipriais varžovais dar kartelį. Kaip ten bus, matysim ir iš tikrųjų ačiū visiems, kas dalyvavot ir tikiuosi, kad tais metais bus žymiai sunkiau. Nepabėgant nuo scenos, aš jums turiu įgyvendovą kaip nugalėtojams. Kviečiu vieną iš jūsų, nežinau, gal komandoje dar yra narių, kitais metais prisijungti ir atlikti ekskursiją Viasat televizijų kanaluose bei pakomentuoti Formulės 1 kvalifikaciją. Vieną iš jūsų. Išsirinksite traką, prisijungsite prie manęs ir Arūno Volungevičiaus, tikiuosi jums patiks, nes išmokite, ką reiškia tiesioginis eteris ir ką reiškia nusišnekėti tiesioginiame eteryje. Taigi ačiū ratams, ačiū. Kągi šį vakarą jūsų dar laukia daug skanaus maisto, daug gražių šokių, kurie jau netrukus prasidės čia Martinėje. Dar kartelį dėkojame Mindaugui, dar kartelį dėkojame Rėmers kompanijai ir skelbėme apdovanojimo ceremoniją uždarytą, bet šis vakaras tik įsibėgėja. Gerkit iš tikrųjų, ačiū, kad pakvietėte, iki pasimatymo. Sudie.